Ar galima vienu blogai išplautu purkštuvu sunaikinti 300 sodinukų? Ar tai gali būti augalai jūsų šiltnamyje arba darže? Taip, žinokite, turiu tokios patirties. Prieš kelis metus paėmiau paprastą purkštuvą, nupurškiau tam tikrą plotą herbicidais, o po to man reikėjo nupurkšti jau sodinukus fungicidais. Tada jau tikrai buvau patyręs sodininkas, medelininkas ir maniau, kad viskas bus gerai. Nupurškiu šitą, nupurškiu tą ir tiesiog vis dėlto aš blogai išploviau purkštuvą. Ir tenai kažkiek liko kažkur tų herbicido likučių. Aš po to nupurškiau su tuo fungicidu savo sodinukus, 300 tada stovėjo šiltnamyje. O tuo metu tie sodinukai dar buvo jauni ir labai greitai augo, bet aš pastebiu, kad po 5-6 ir toliau dienų jie stovi ir visiškai neauga. Tada prisiminiau, kad vis dėlto tame purkštuve kažkiek liko herbicido. Ir man teko tuos sodinukus tiesiog išmesti. Labai didelis nuostolis ir piniginės, ir nuotaika, žinokit, buvo nekokia. Ir jūs, jeigu jūs kartais naudojate herbicidus, herbicidą tarp kitko galime purkšti ir su paprastu purkštuvu. Tiesiog prijungiam gaubtą, specialų gaubtą, kurio dėka mes purškiam tik tam tikrus augalus ir nepurškiam augalų, kuriuos mes nenorime sunaikinti. Specialus herbicidų gaubtas, atrodo viskas gerai, tačiau ypač jauni augaliukai, jie labai yra jautrus herbicidams. Ir jeigu jūs tik paliksite kažkiek, netgi ir likutį, kažkokį nežymų likutį, atrodo, kad herbicido, kaip ir sakiau iš savo patirties, jūs galite pridaryti daug bėdų. Būtent todėl nuo tų laikų, kada aš turėjau tą skaudų atvejį, aš dabar visada turiu 2 purkštuvus. Vienas herbicidams, kitas purkštuvas mano yra fungicidams ir kitiems dalykams. Tuo labiau, jeigu jūs auginat, pavyzdžiui, viską ekologiškai, o herbicidus naudoja tik, pavyzdžiui, trinkeliams, kažkur šalia, o savo augalus purškiate tik ekologiškomis, natūraliomis priemonėmis, tai tada tuo labiau šis purkštuvas herbicidams jau nebus naudojamas. Todėl visada turėkite 2 purkštuvus. Jeigu bus 2 vienodi purkštuvai, tai tada ant vieno purkštuvo tiesiog užrašykit tik herbicidams, kad nesupainioti po to. O aš jums siūlau dabar dar geresnį sprendimą. Ir aš siūlau jums įsigyti purkštuvą, kuris skirtas būtent herbicidams. Jis sukurtas būtent herbicidam purškti. Žiūrėkit. Vienas variantas. Ir antras. Šį kol kas pašaliname šoną, su juo viskas aišku. Ir dabar, kuo smulkiau pristatysiu šios purkštuvus, kad jūs suprastumėt, kas, kodėl, kada ir kaip. Nes dažnai žmonės kartais nesupranta pačio principo. O principas yra tas, kad čia nėra slėginis purkštuvas. Kaip sakiau, jis skirtas būtent herbicidams ir būtent sisteminiams herbicidams, tokie kaip Roundupas arba Tornado, kurie yra glifosato pagrindu. Tai čia svarbiausias dalykas, kad čia nėra sudarytas slėgis, o čia yra varikliukas ir čia yra purkštukas, kuris išpurškia tą herbicidą gan stambiais lašeliais. Jis nepadaro dulksnos stambiomis lašelėmis, kadangi tų porą lašelių ant vieno lapo jau pakanka, kad visiškai sunaikinti augalą. Dar vienas labai svarbus skirtumas. Šis purkštuvas 1 litro talpos, šitas 5 litrų talpos. Tačiau dar vienas labai svarbus dalykas. Į šį purkštuvą mes pilame neatskiestą herbicidą. Neatskiedžiam vandeniu, o tiesiog supilam į šį indą neatskiestą herbicidą. Taip, būtent neatskiestą. Kažkam gali pasirodyti 1 litras, čia labai greitai išeis, man per brangu, neefektyvu, tačiau žinokit, kad ši technologija leidžia 1 litro herbicido apipurkšti 30 arų ploto, arba 1 hektarui gali pakakti tik 3 litrų herbicido. Litrinis purkštuvas turi 2 antgaliukus, žiūrėkite. Vienas žalias ir vienas
oranžinis. Tai parodysiu skirtumą. Šie purkštukai skiriasi būtent skylutėmis. Ir jie būtent skiriasi tuo, kad jie paduoda vienas mažiau skysčio, kitas daugiau. Tai reiškia, kaip sakiau, kad žalias tinka purškimui 3 litrų vienam hektarui, o oranžinis paduoda truputį daugiau skysčio, reiškia, čia mažesnė išeiga, o čia herbicido didesnė išeiga. Čia 5 litrų, tačiau šis purkštuvas skirtas jau atskiestam herbicidui purkšti. Čia jau jūs padarote jums reikalingą dozę. Pavyzdžiui, standartinis Roundupo yra atskiedimas, tai yra 100 ml 5 litrams. Pripilame 5 litrus vandens ir 100 ml herbicido. Dar vienas skirtumas, kad čia mes turime ličio bateriją. Vieną kartą pakrauname ir galime dirbti visą dieną. Galime sakyti, kad šis purkštuvas galbūt skirtas didesniems plotams ir profesionalesniems sodininkams, kurie žino, kiek kaip atskiesti ir taip toliau. Ir jis truputį yra patogesnis, galbūt dėl tos atramos. Žiūrėkit, kaip labai patogu jį laikyti. Čia mes turime atramą, todėl laikyti labai patogu. Čia turime nuleidimo mygtuką paleidimo. Paspaudžiam, veikia. Paspaudžiam, fiksuojam, jis veikia. Tiesiog paspaudžiam dar kartą, fiksatorius atšoka. Labai patogu, jeigu mums reikia dirbti ilgai. Kadangi herbicidas čia yra, tai mes tiesiog uždedam ant pečių. Čia herbicidų neturime, purkštuvas labai lengvas. Ir mes ištisomis dienomis galime vaikščioti ir purkšti. Gaubt sukurtas taip, kad vėlgi mes kuo arčiau piktžolių laikome, einame ir šalia augantis augalai visiškai nenukenčia. 5 litrų purkštuvas turi tik vieną žalią purkštuką, nes čia mes reguliuojam dozuotę ne purkštukais, o preparato koncentraciją. Čia truputį yra viskas paprasčiau. Čia nėra akumuliatoriaus, šis veikia purkštuvas nuo 2 elementų, baterijų, kurios dedamos čia. Patogiau yra tas, kad, kaip sakiau, nereikia nieko skiesti, tiesiog užpilam, prisukam ir dirbam. Kad būtų lengviau, patogiau dirbti, turime štai tokį dirželį, uždedam ir tada vaikštom ir dirbam. Kaip sakiau, laikykite kuo arčiau žemės. Dabar keli patarimai naudojimo. Visų pirma, po darbo visada laikykite, jeigu liko kažkiek čia herbicido po darbo, laikykite purkštuvą štai taip. Jeigu paliksite taip, tai herbicidas toliau lašės. Čia pirmas dalykas, laikykite vertikaliai štai taip. Antras dalykas, po purškimo, tam yra 2 indeliai. Aš visada naudoju taip, kad į vieną pilu herbicidą, jį galima užsukti ir laikyti tame pačiame inde. Antrą indelį aš naudoju praplovimui. Tiesiog pripilu vandenį, šitą atsuku į šoną, tada prisuku su vandeniu ir gerai porą minučių, ne sekundžių, bet porą minučių aš praplaunu labai gerai. Labai praplaunu, kad prasiplautų ir žarna, ir varikliukas, visus detalės. Būtinai. Nes jeigu paliksite herbicidą neatskiestą, tiesiog išdžiūti, jis išdžios ir tada tiesiog neprasisuka. Tada tenka labai kruopščiai viską praplauti, kartais netgi ir šardyti ir praplauti. Taigi, laikykite visada taip ir būtinai labai gerai praplaukite po darbo. Ir dar vienas įspėjimas. Kartais žmonės mano, kad įkišiu į vandenį visą tą galvą ir tegu ten prasiplauna. Jokių būdų to nedarykite, nes čia stovi pats varikliukas. Jeigu įkišite į vandenį, viskas, jūsų purkštuvas bus sugadintas. Todėl niekada nekiškite ir šio purkštuvo galvų į vandenį. Ir viskas, ir visos taisyklės, jeigu jų laikysitės, tai šie purkštuvai tarnaus jums tikrai ilgai. Dar vienas labai svarbus dalykas, kad mes visada suteikiam, kaip ir visiems mūsų purkštuvams, garantiją. Mes vežame juos tiesiog iš gamintojo, todėl turime visų atsarginių dalių ir visada aptarnausime 2 metų, jūs turite garantiją. Taigi, rezumuojant, aš manau, kad geriausia, jeigu jau kartais dirbate su herbicidais, tai geriausia turėti
du purkštuvus. Vienas augalams, o kitas herbicidams. Savaime aišku, kad jūs galite dirbti su vienu purkštuvu, tada labai kruopščiai jį praplaukite. Ne tik išskalaukite bakelį, tačiau vėlgi išskalaukite bakelį ir tada ilgai porą minučių palaikykite. Jūs turite būti tikras, kad niekur neliko herbicido likučių. Būtinai. Todėl paprasčiausias variantas, kuris garantuoja 100%, kad jūs nesuklysite ir nepridarysite savo bėdos, turėti du purkštuvus. Taigi jūsų darbas yra dabar: užeikite į mūsų parduotuvę, ieškokite nuorodos, spauskite tą nuorodą, eikite į mūsų parduotuvę, susipažinkite su purkštuvais, perskaitykite aprašymus, rinkitės jums tinkamiausią. Jeigu turite mažesnį plotą šitą, jeigu turite daugiau darbo, profesionalas, sodininkas, rinkitės šį purkštuvą. Jeigu dar kažkas neaišku, tai tada skambinkit, patarsime ir sėkmės sodininkaujant. Vis dėlto dar vienas niuansas. Buvo tokių dalykų, kad žmogus užsako pas mus šį purkštuvą, pripila, pradeda dirbti, atrodo purkštuvas ūžia, bet žmogui atrodo, kad jis neveikia, kad jis nepurškia. Ir tai yra visiškai natūralu. Kodėl? Nes jis išpurškia labai mažai to skysčio. Palyginus su tuo purkštuvu, kada mes dirbame įprastų purkštuvų, mes matome, kaip sudrėkinamas yra paviršius. O šis purkštuvas, jis nieko nesudrėkina ir jūs tiesiog iš karto to darbo nepamatysite. Jūs galėsite pamatyti tą darbą, jeigu palaikysite vienoje vietoje, paspausite ir kažkiek palauksite. Ir tada jau jūs truputį pamatysite, kad jis tikrai purškia. Todėl, nusipirkus šį purkštuvą, tiesiog pradėkite dirbti, jis tikrai savo darbą atliks. O rezultatą pamatysite, kada jau herbicidas suveiks. Po vienos savaitės jau tikrai matysite rezultatus.